Preciziškai iš atskirų komponentų skombiuotas rinktukas ar gamintojo paruošta darbinė stotis. Šiandien tai aiškinsimės vieni pirmųjų pasaulyje, apžvelgdami Workstation rinkos revoliuciją Lenovo ThinkStation P620. Sveiki, aš esu Ervin, BTT Cloud projektų pardavimų vadovas. O aš Dovydas, kompiuterinės įrangos entuziastas ir apžvalgininkas. Šiandien pakalbėsime apie profesionalams skirtą kompiuterinę techniką, kitais žodžiais Workstationus, ir palyginsime du dažniausiai įmonėse perkamus sprendimus tokio tipo užduotims – rinktukus ir firminius kompiuterius. Workstationai yra galingi, specializuotoms programoms dirbti pritaikyti kompiuteriai, kuriuos dažniausiai naudoja architektai, 3D ar video medžiagą apdorojantys specialistai ar grafikos dizaineriai. Jei jums pažįstama tokia programinė įranga kaip AutoCAD, Blender, Revit ar SolidWorks, greičiausiai žinote, apie ką mes kalbame. Kalbant apie iš atskirų dalių sukomplektuotų rinktukų privalumus, viskas yra labai paprasta. Tai yra kaina, gavimo terminai ir beribės konfigūravimo galimybės. Kas be ko, kaina šiame segmente yra sąlyginis dalykas, nes vien programinės įrangos nuoma metams kainuoja ir kelis tūkstančius eurų. Ir jūs tikrai nenorite būti paliktas kariauti forumuose, jei jūsų 3000 eurų per metus softas nesusikalba su driveriais. Firminių kompiuterių didžiausias privalumas yra garantuotas suderinamumas su programinė įranga. O tai profesionalams itin svarbu. Tai užtikrina šimtai skaičiuojami sertifikatai ir gamintojo pagalba, jei kažkas ne taip. Būtina paminėti ir pačių gamintojų suteikiamas tvarkyklės jų darbo stotims, kaip Lenovo Performance Tuner, kurios optimizuoja sistemos veikimą pagal naudojamą programinę įrangą ir leidžia išspausti dar kelis papildomus procentus spartos. Maloni smulkmena dažniausiai turima on-site garantija. Tai reiškia, jog gedimo atveju jums nereikės kompiuterio dėžės tempti į garantinio aptarnavimo centrą, o specialistai atvyks pas jus ir pasiims ją patys. Firminių kompiuterių atstovas ir šios apžvalgos priežastis – Lenovo ThinkStation P620, karščiausia bandelė industrijoje per kelis pastaruosius metus. Tai pirmasis pasaulyje Workstationas su AMD Threadripper Pro procesoriumi. Apie Threadripper daug plėstis nereikia. Tai tiesiog greičiausias procesorius rinkoje šiuo metu, kitus lenkiantis ne procentais, o kartais. Žodis Pro reiškia visus jau esamus Threadripper bonusus, kaip galimi 64 branduoliai, PCI Express 4, ECC atmintis bei jungtas serverinių procesorių saugumo, valdymo ir kitas galimybės. Jums nebereikia Xeono ar Epico, jei reikia virš terabaito atminties, ar tarkim 128 PCI Express linijų. Viską gaunate su Threadripper Pro. Įdomi detalė – Threadripper Pro galėsite įsigyti tik su firminiais Workstationais, kurių rinkoje kol kas tik vienas, šiandien apžvelgiamas Lenovo ThinkStation P620. Bet ateityje galbūt sulauksime ir kitų didžiųjų gamintojų, kaip HP arba Dell sprendimų. Atsilikti nenori niekas. Lenovo apžvalgai skiria ThinkStation P120 komplektaciją su 12 branduolių Threadripper Pro 3945WX procesoriumi Nvidia Quadro RTX 4000, vaizdo plokštę 302 GB DDR4 operatyvios atminties ir 512 GB NVMe SSD disku. Pažiūrėkime, kas slepiasi P620 viduje. Threadripper Pro 3945WX slepiasi po šiuo masyviu dvigubo aušintuvu su dviem ventiliatoriais veikiančiais push-pull režimu, kurie nuo procesoriaus radiatorių įkaitusį orą atiduoda į gale sumontuotą korpuso ventiliatorių, kuris savo ruožtu pašalina jį iš korpuso. Iš pirmo žvilgsnio toks aušinimo sprendimas gali atrodyti kiek per daug masyvus pradinės klasės Threadripper Pro procesoriui, tačiau tokį patį aušinimo sprendimą rasite ir įsigiję P620 su galingiausiu Threadripperiu. Taip pat nereikėtų pamiršti, jog šis 12 branduolių procesorius savo sparta dažnai gali būti sulyginamas su greičiausiu Intel vieno lizdo procesoriumi Xeon W3275M, turinčiu 28 branduolius ir didesnė nei 7000 eurų rekomenduojama kaina. Jei šios spartos jums neužtenka, 64 branduolių 3995WX gali dar kelis kartus pagreitinti darbus. Intel stovykla tokią spartą gali pasiūlyti tik su dviejų procesorių konfigūracijomis, kurios jau yra ženkliai brangesnės. Visi 8 DDR4 atminties lizdai taip pat aušinami aktyviai. Užpildžius juos 64 GB dydžio moduliais galima pasiekti 512 GB atminties talpą.
Bet palaikomos atminties kiekis nėra vienintelis ypatumas. P620 naudojama DDR4 3200 ECC tipo atmintis paprastai matoma serveriuose. Kuo ypatinga? ECC arba Error Correcting Code atmintis saugodama duomenis papildomai saugo ir paritetinę informaciją, leidžiančią aptikti ir ištaisyti vieno bito atminties klaidas, dažniausiai pasitaikančias dėl išorinio aplinkos poveikio. Bet tai vadovėlinis paaiškinimas. Kaip tai svarbu jūsų workstation'o stabilumui? Statistiškai galbūt ir nedaug. Visgi ECC yra ta smulkmena, kuri iki minimumo gali sumažinti ilgai besisukančios programos nulūžimo tikimybę, jog per naktį palikus renderinti 3D animacijos sceną, iš ryto atėję į darbą rastumėte lauktą rezultatą, o ne klaidos pranešimą ekrane. Po nedideliu radiatoriumi slepiasi du M2 lizdai NVMe kaupikliams. Viename jų jau įdėtas 512 GB kaupiklis iš Samsung. Tiesa, mūsų atveju tik trečios PCI Express kartos. Tačiau P620 leis išnaudoti ir PCI Express 4 NVMe kaupiklių privalumus ir pasiekti didesnius nei 6 GB per sekundę linijinius greičius. Ir to negana, su AMD RAID Expert sudėję 2 NVMe kaupiklius juos galėsite apjungti į RAID 0 arba RAID 1 masyvą. Be M2 lizdų P620 turi ir du lengvai pasiekiamus stalčius 3,5 arba 2,5 colių kaupikliams. Čia taip pat yra ir SATA bei maitinimo kabelį jiems prijungti. Kalbant apie kabelius, čia vyrauja pavyzdinė tvarka. Žinoma, kol kažkas nepuola kaitaliot vaizdo plokščių testams. Maitinimo kabeliai vaizdo plokštėms bei periferiniams įrenginiams čia ateina tiesiai iš pagrindinės plokštės, visai kaip ir tarnybinėse stotyse. Ta užtikrinti leidžia visiškai modulinis maitinimo šaltinio dizainas. Labai malonu, jog čia naudojamas premium segmento 1000 W 80+ Platinum efektyvumo maitinimo blokas. Platinum ženkliukas prie maitinimo bloko reiškia Europos tinkluose pasiekimą bent jau 94% efektyvumą esant optimaliai apkrovai. Taigi turime tik 6% elektros paleidžiamos vėjais. Tai svarbu ne tik itin stambios gamtą saugojančioms įmonėms, tačiau ir paprastiems mirtingiesiems. Sukant galingą 500 ar daugiau vatų workstationą kiaurą parą, Platinum klasės maitinimo blokas lyginant su vidutiniu 80+ naudingumo maitinimo bloku jums gali sutaupyti iki 50 € per metus. Na, o 1000 W be problemų užteks net ir porai galingiausių RTX serijos Quadro vaizdo plokščių. O dabar metas pereiti prie galinių workstationo jungčių bei lizdų. Lenovo P620 galinėje sienelėje įrengti įprastiniai 3,5 mm mikrofono, linijinio išėjimo bei linijinio įėjimo lizdai. Iškart po jais ir jau nostalgiją keliančios PS2 jungtys klaviatūrai ir peliai, kurias puikiai galima išnaudoti savosios IBM Model F klaviatūros prijungimui. Žemiau randame dvi A tipo USB 2.0 bei 4 USB 3.2 jungtis. Na, o galinę sienelę užbaigia RJ45 tinklo prievadas. Svarbu paminėti, jog jis net 10 GB spartos. Serverių segmente tai nėra jokia naujiena jau ilgą laiką. Tačiau asmeniniuose kompiuteriuose 10 GB tinklas vis dar yra retenybė, kuri, tiesą sakant, dažniausiai lieka neišnaudota. Tačiau su workstationais kalba kita. Porą šimtų megabaitų užimantys brėžiniai redaguojami tiesiai iš tinklo saugyklos, architektūros ar civilinės inžinerijos įmonėse dabar tikrai nėra retas dalykas. Ir 10 GB tinklas leidžia tai daryti be didesnių problemų. P620 priekinė dalis su korio formos grotelėmis bei ventiliatoriumi už jų puikiai pritaikyta efektyviam aušinimui. Be DVD įrašymo įrenginio bei kortelių skaitytuvo korpuso priekinėje dalyje dar randame ir 2 USB-A bei 2 USB-C tipo jungtis, kombinuotą ausinių bei mikrofono lizdą ir 4 segmentų diagnostinį indikatorių. Vaizdo plokštės pasilikome pabaigai. P620 leidžia iki 2 ką tik pasirodžiusių Ampere architektūros Nvidia RTX A6048 GB plokščių arba 4 Quadro RTX 4000. Tai gali būti aktualu ir jei esate kietas apsauginis ir jums reikia 16 monitorių vienu metu. Būtent į Quadro ir atkreipsime didesnį dėmesį, nes praktikoje matyti, kad rinkoje trūksta žinių apie šias plokštes. Quadro tai Nvidia profesionalams skirtų plokščių serija, kuri garantuoja suderinamumą su programinė įranga ir leidžia atskleisti visą plokščių potencialą. Išgirdote teisingai, Nvidia specialiai atjungia GeForce serijai esminės funkcijas reikalingas profesionalams bei neįtin kreipia dėmesio į suderinamumą su programinė įranga. Dažniausiai GeForce vardo nepamatysite prie palaikomų plokščių. Šiandien lyginsime vieną populiariausių Quadro modelių 8 GB RTX 4000 su tiesioginė prasme vienu geidžiamiausių dalykų rinkoje šiuo metu – Nvidia GeForce RTX 3080. Abiejų plokščių rinkos kaina yra apie 1000 €.
Pripažinkime, RTX 3080 už Quadro RTX 4000 žaidimuose greitesnė kartais. Bet kaip su 3D softu? Kaip matome, milžiniškas GeForce skaičiavimo potencialas leidžia jai pirmauti testuose naudojančiuose populiarius 3D renderius. Visgi to buvo galima tikėtis, lyginant pradinės klasės RTX Quadro prieš vieną galingiausių namų vartotojams skirtų plokščių. Quadro pusėje dvigubai mažesnės elektros sąnaudos, pranašumas OpenGL programinėje įrangoje. SpecView Perf testų rinkinyje, atkartojančiame lyderiaujančias pasaulyje 3D modeliavimo programas, matome tai vienos, tai kitos plokštės persvarą. Jei norite visų Quadro privalumų, suderinamumų ir didesnės spartos už GeForce RTX 3090, 48 GB RTX A6000 skuba jums į pagalbą, bet jos rekomenduojama ir kol kas neatskleista kaina nesunkiai viršys $10 000. Beje, Quadro pavadinimą prie RTX A6000 nenaudojame sąmoningai. Nvidia jungdama profesionalams skirtas Tesla ir Quadro šeimas šiuos vardus keičia tiesiog niekuo. Jei prie žaidimams skirtų Nvidia plokščių toliau matysime GeForce, profesionalų plokštės pasižymės tik sutrumpintų kodų kaip A6000. Pabaigai viskas paprasta. Lenovo ThinkStation išlaiko visus firminius workstation privalumus, pasiūlydamas naujos kartos spartą. Arba, kitais žodžiais, spartą, už kurią anksčiau sumokėtumėt ženkliai daugiau pinigų, nes 2 procesorių sistemos prasideda nuo 5000 €. Žvelgiant į P20 vidų, nepalieka jausmas, kad žiūrite į serverį, o ne į asmeninį kompiuterį. Modulinis dizainas, gerai išnaudota erdvė, iki smulkmenų apgalvoti aušinimo sprendimai. Viskas yra vienoje vietoje. Ar galima sutaupyti, perkant tokios pačios spartos sistemą iš atskirų dalių? Žinoma, sutaupysite nuo 10 iki 15%, perkant tokios kokybės dalis, žinoma išskyrus Threadripper Pro, kurio fiziškai nenusipirksite. Bet jeigu kažkas neveiks taip, kaip tikitės, skaudanti galva ir veltui išleistas laikas kainuoja ženkliai daugiau. Plus, garantiniu atveju P20 grįž pas jūs dienos 2 bėgyje, kai rinktukas garantinėme gali praleisti ir kelias savaitės. Apžvalgą pristato Lenovo ir BTT Cloud. Vieninteliai lietuviai sertifikuoti kaip Lenovo Workstation Expert ir lyderiai Baltijos šalyse pagal Lenovo verslo klasės pardavimus vidutiniam ir smulkiam verslui.